Einam per tvorą. Viešpatie. Net ir kukurūzo grūdą galima rasti. Patraukiam meškerėlę kokią. Geras. Žuviokas. Patraiškysim. Taip. Nuėjo. Labą dieną. Šiandien žvejyba prasideda dieną. O iš tiesų tai nežinau, ar čia pavyks kokia tai žvejyba ar ne. Šiandien sodyboje atsivežiau jūs į savo sodybą. Matot, pripjauta sodėva visokių rastų čia. Vakar buvo, ne vakar. Praeitą savaitgalį dirbta. Tai va, tai kadangi šiandien niekur nevažiavau žvejoti, į normalią žvejybą, lydeko, ešerių ar dar kažko, tai kadangi pusę dienos buvau užimtas, tai atvažiavau dabar po pietų į sodybėlę ir sakau, turiu matilių, turiu graštą, patikrinam, pasižiūrim, kaip gyvena kūdrose mano karosai. Taip, turiu 2 kūdras, ten yra karosai, karpiukai, jau girdėjot, esu įleidęs ir karšius kelis, ir ešerių. Tai vat reikia išsigręžti ir pasižiūrėti, kaip šiemet laikosi. Pernai kibo, einam per tvorą, pernai kibo, pasižiūrėsim, ar kips šiemet. Va čia auga mano lazdynai, keli hektarai vienmečių, truputis 2mečių, 3mečių, tam gale didesni. Bet mums dabar ne lazdynai rūpi. Mes dabar pasižiūrėti prie kūdros. Viešpatie, koks vandens lygis. Per visus krantus išbėgus. Tai vis tiek reikia kažkaip tai ten užsikarti ir pabandyti gręžti eketę. Čia šalia yra upelis. Pasižiūrim, kiek vandens upelyje. O viešpatie. O, tai galima kokius upėtakius leisti ir veisti. Vandens pilna. Bandžiau iš tiesų kažkada ir aš į šitas kūdras įsileistų upėtakių, tai įsileidau, dar pavasarį jie ten žiemą, rudenį įleidau, žiemą kibo, pavasarį kibo, o paskui kaip dingo, taip ir dingo, taip aš jų ir nemačiau. Turbūt numirė, kažkur dugne nusileido. Nu ką, bandom užlipti. Pasižiūrim, ar aš čia kažkaip užlipsiu. O, su čia batais, bet va, užlipau. Va, čia ledukas visai gražus. Čia yra kelios eketės, kažkada tai išgrėžiau šiaip savo. Tai va, pagręšim, turiu jauko, pajaukinsim ir pasižiūrėsim, gal, koks karosėlis pakips. Gerai, bandom gręžti. Einam greit, išsigrėžiam kelias eketės. Ledas tai dar storas. Vanduo toksai baltas. Visas šlaitas toksai molingas sodo, tai pomedžiai vis tiek jie pliki, žolė neapžėlė, tai iš po pomedžių eina molingas vanduo, tirpsta. Ir va, eketėj toks neskaidrus vanduo. Nuo ko pradėtai? Nuo jauko.
senas jaukas. Čia nuo praėjusių metų dar žvejybų. Visko čia jame yra. Net ir kukurūzo grūdą galima rasti. Didelį. Aišku, toksai netinka. Tai ką, jauką padrėkinam. Taip. Padrėkinau. Tada įmam matiliuko, daug neturiu, bet kažkiek yra. Tai po truputį gal į kiekvieną eketę matiliuko įmesiu. Truputį jauko. Na ir žiūrėsim. Ateis ar neateis, čia koksai žvėris. Rankšluostuką. Rankšluostukas reikia. Va, toks vanduo. Mutnokas, sakyčiau. Gerai, įmesim jauko, dar mutnesnis pasidarys. Po truputį čia daug nereikia, kad patikrinti tik tai. Tas pats ir trūklių. Va, visai nedaug. Ir einam į kitą eketę. Ir taip visas eketukės praeisiu. Truputį trūklių. Truputį jauko. Ir pasižiūrėsim, ar čia atplauks koks karosėlis. Ar nesimaitina į žiemą? Maitinasi. Aš pernai gaudžiau, jie kibo. Ir karpiukai kibo, ir hibridukai kibo, ir karosėliai. Yra čia ir koja viena kita, nežinau iš kur atkeliavus, kas ją čia užveisė. Yra ešeriukai, kuriuos pats leidęs. Yra netgi starkiukai, kuriuos rudenį leidau. Tikiuosi tie nekips. Gerai, traukiam meškerytę kokią ir žiūrim. Ledas normalu. Tik tai tie kraštai. Bet jį po truputį turėtų visą iškelti į viršų. Tai va. Nu va, traukiam meškerėlę kokią. Pradedam va. 0,8 valas. Nedidelė tokia. Šviesė vyžėlė. Nu, sterliojau kažkur tai. Va. Nežinau, ar matysi avižėlė. Čia kokia 2,5 mm. Wolframiukas. Na ir pasižiūrim, kaip čia tos žuvys ar gyvens, ar maitinsis ar ne. Kad maitina, gyvena tai tikrai. Yra dar ir keli šapalai tokie dideli plaukioja. Įleisti tokie gal apie 30 kelis centimetrus. Tai dabar jau tokie paaugę jau. Didesni. Taip, koks čia gilis čia. Šiaip atsisėdau kur giliausios vietos. Nes kai kasta į kitą pusę priešingą, tai iš čia taip kabinta ir į tenai griovys toks darytas. Ten seklėja. Nu, gilu, sakyčiau. Vanduo pakilęs. Nu, koks čia gilis. Apie 2,5 metro, gal daugiau dar net. Tai va. Pabandom mes čia kažką rasti. Nu va.
Meškerytė įleista. Tai kol kas, manau, užtenka vienos. Pažiūrėsim. Tai praeisiu pro eketės kelis kartus, palaikysiu. Bus kibimų, tai pafilmuosiu. O nebus, tai eisim, patikrinsim kitą balą. Laukiam. Kol kas tyla. Šalia dugno. Paguldau ir tegu stovi. Atėjau, patikrinau. Ekete galvau, dar nieko nebus. Tai pirmoj nieko nebuvo, o antroj užkibo. Va toks va žuveliokas. Hibridukas. Karpio karoso. Va toksai. Tegu pagulė ant ledo. Pažiūrim, ar čia buvo labai jau atsitiktinis, ar galbūt daugiau jų čia yra. Kažkokio didelio kratymo nereikėjo, visai va taip leidžiant praktiškai nuo pačio dugno. Prie pat dugno pristabdžiau ir paėmė. Daugiau nenori. Gal kol traukiau, prasibaidė. Pabandau į kitą eketę nueiti. Nu, pasižiūrim šitoj eketėj. O, čia jau sekliau. Čia jau kokia 20 cm sekliau. Tuščia šitoj. Einam į paskutinę. Įdomu, kiek čia sekliau. O, čia beveik pusę metro. Nėra čia. Grįžtam į pirmą. O. Kažkas... Prisilietė prie dugno. O, dar čia stambi žuvis. Nu va. Koks. O čia karosėlis panašu. Čia panašu karosas. Bet irgi toks pailgas truputį. Visai smagu. Bet taip palei dugną vos sukeli nuo dugno ir tada prakibo. Opa, o! Dar vienas. Geras. O, koksai. O, spaudžia. Ai, iš... Vaikur. Bičiuliai, vaikur avižėlę gavo, galvoju, kas čia per monstras. Nu, bet irgi toks jau žuviokas. Tikras gražus hibridas. Hibridokas. Gerai. 3 žuvys. Kiek aš čia atvažiavęsgi. 15 minučių kažkai net ar bus. Kai kirtau net sargelį ištraukė. Iš ryties. Iš kotelio. Nėra. Pasižiūrim čia. Pasižiūrim šitoj.
Ten du užkibo ir tokia ramybė. Pabandom čia. Truputį įmesiu, pajaukinsiu ten, kur pagavau. Ir visai nustojo kibt. Taip kažkaip iš niekur nieko atsirado tie keli hibridukai. Ir jie vėl dingo. Tai pajaukinu dabar išeidamas ir eisiu į kitą kūdrą. Ten kelias eketės išsigręšiu, pajaukinsiu irgi. Pasižiūrėsim. O, išsigręšiu kelias eketės, pajaukinsim. Gal bus geriau, gal bus kažkokios kitokios žuvies. O ne tik tai šitų hibridukų. Ir galima atsinešti kibirą kokį suleisti. Varkšelius. Dabar varkšelius va patalpinau. Šitas jau toksai didesnis, va. Gražuolis. Šitie tai mažiukai, nedideli. Na ką nedideli. Panašus, jie čia visi. Jaukinu, sakau. Maitinu aš juos vasarą tik tai kviečiais. Ir tai nenuolat. Į vasarą ten kokį kartelį ar du. Gauna kviečių pavalgyti viskas. Sakyčiau, pusbadžiu yra laikomi. Gerai, įsidedam jauką, matėlius ir paimam grąžtą, einam. Išsigręšim. Pasižiūrėsim kaip. Kaip bus toj kitoj kūdroj. Užlipau ir ant kitos. Tai va dabar kelias eketės išgurinau. Ir pabandysim. Čia tai va tokia didelė. Čia prieš tai kažkada tai sniegą buvau atvažiavęs nuvalyti. Tai iškaliau su kirvuku. Pabandysim dabar pajaukinti ją. O, kokis debesis. Turi pamatyti. Žuvys. Turi pamatyti. Nu ir truputį matėlio patraiškysim. Taip. Tai bus kesta irgi. Čia tą patį. Ir truputį matėlio. Nu va, pažiūrėsim kaip kips. Ar ateis? Pirma tai turi ateit. Jei ateis, tai tada gal ir kips. Užėjau va čia. Pakankamai gilu, bet kažkokiu tai būdu užėjau. Viskas. Einam atgal. Prie tos balos. Prigriebiau kibiriuką. Suleisiu. Kad nekankint. Pažiūrėsim. Ar čia kas pasikeitė, ar ne. Ten pajaukinom. Kai apsigaudysim, čia kai bus aišku viskas, bus galima į tenai nueiti. Reiktų čia kamerą įleisti. Tai su kamera matyti, bet ne, nu, tai drumstas vanduo dabar nesimatytų, bet kai skaidrus vanduo būtų visai įdomu. O. Nedidelis kažkoks.
Ešeriukas, sakiau, kad jų čia yra. Va koksai, mažiukas. Plauk atgal. Ešeriukų man nereikia šiandien. Galvoju, kad keista taip aukštai. Aukštai ėmė. Pasirodo ešeriukas. Keista, bet kaip staiga jie atsirado, taip staiga ir viskas dingo. Keli užkibo ir viskas. O, kibo. Pražioplinau. Opa. Vėl pražioplinau. O. Kirtau. Nemažas. Bet taip ramiai. Ne kaip kuojos. O. Va koks. Va. Tokie ramus, pakerti ratais, kažkokiais tai plaukioja. Įdomi žuvis. Neįprasta žiemą gaudyti tokią žuvį. Balinę, tvenkininę. Tuoj. Įleisiu aš tave pas draugelius. Pažiūrim, gal dar bus draugas koks. O, vėl buvo kibimas. Op. O, nuėjo. Reikėtų atsinešti dėžę. Sėdėtai nestovėt. Atsikabino. Žinia, išbaidė jisai. O. Op. Kot duodasi. Kad duodasi. O, hibridukas. Gražu. O, galima sėdėti ir gaudyti. Padedam, pastatom, pasižiūrim, ar ant stovinčios kibs ar ne. Nes kol kas tik judinant. Ir tai aukščiau dugno 30 cm, tai visai šalia dugno. Yra dar viena eketė, kur nejaukinau. Įgrėžiu ir palikau, pabandom čia. Joje. Pabandom joje. Ne, nėra. Nu, einam dar truputį pasėdėsim toj pačioj pirmoj. Čia daugiausia užkibo. Čia galima ilgiau pasėdėti. Va, į kibiriuką suleidau 5. 5 pagavau. Nu, vienas atsikabino. Bet kokia faina žuvis, kaip jūs žinotumėt. Kokie jie fainuoliai. Va. Tokie švelnus. Švelnuoliai. Tai ką ir savo norėjau įrodyti
Įrodžiau, pagaut galima. Bet kad taip konkrečiai eitų kaip iš pypkės, kaip ešeriukai, pajaukinti ar kojytės, tai taip nėra. Nu, aišku, dar pereisim į kitą balą, bet čia tai tikrai nėra. Ir einam paleisim šitus triukšmadarius į eketę. Pasižiūrėsim, kaip nuplaukia. Op, plauk. Wow, nuplaukia. O, va koks. Truputį ir į karpiuką panašus, truputį ir į karosą. O, išsiskersavo eketėj. Šitas didžiausias. Pukšt. Pukšt. Plaukit. Nu va, šitoj pagavom tiek. Varom dabar į kitą. Pasižiūrėsim, kiek kitoj pagausim. Tai prieš varant noriu nueit pasižiūrėti, kaip laikosi mano lazdynai. Opa, opa, opa. Na, pasižiūrėsim, kaip jie žiemoja. Čia va dvimečiai. Va tokie va žirginėlių pilni. Viena eilutė, antra. O čia va yra trimečiai. Jau tokie daug virš galvos. Atrodo gražiai. Auga. Katalonai. Reikėtų pragenėt. Rudenį nelabai genėjau. Po truputį. Viskas gerai. Galima dabar jau eit žvejot toliau. Nu, užlipam ant šitos, o čia gilu. O, žingsnį į priekį ir viskas gerai. Gerai. Pradėkim nuo tos didžiosios eketės. Galbūt bus ten pačios didžiausios žuvis. Pats. Ta pati avižėlė. Tie patys matėliai dar iš kitos balos. Čia turėtų būti gal truputį sekliau. Na, kaip ir sakiau. O, iš karto kibo. Iš karto. Nežiūrint, kad sekliau. Iš karto kibo. O, kad duodasi. Kas per žvėris? O, nu tai aišku. Ešerys. Va. Važiuoju. Kažkur tai ešerių nepagauni, o čia va atvažiuoji pas savį balą ir kimba. Tik įleidau, nu tai aišku ešerys. Gerai, leidžiame stovį į kibiriuką. Gerai. Ešeriukas užkibo greitai. Pabandom kitos žuvies. Metam kelis matilius. Pažiūrėsim. Ar atplauks, ar neatplauks. Matiliai nauji, einam į kitą eketę. Nėra.
Patikrinau visas eketes jaukintas. Ir nei vienoje nieko nėra. Nežinau, keista, nu. Reikia įleist, palaikyt, palaukt. Nuimėsiu dar per visas praeisių matėlių, pasižiūrėsiu. Keista, kad šičia nekimba. Kažkas tai grįžau į eketę ir... O! Sakiaugi, kad kuojų yra, iš kur jos atsirado. Nežinau. Jų nedaug gal. Bet va, rudenį pagavau ir dabar va. Tai reiškia, paukščiai atneša. Reikia praeit visur pajaukint. O. Kibimas. Fu, koja. Na, iš kurgi čia jūsų kojos. Pats neleidau, reiškia. Reiškia paukščiai. Čia jūsų prileido. O kur visokie hibridai? Karpiai, karosai. Kur auksiniai karosai? Auksiniai gal miega. Bet sidabriniai taigi galėtų kept. Nu, paleidžiam ešeriuką. Ešeriuką paleidžiam. Fuk. Nuplaukė ir kojelę. Fuk. Nereikia man jų pas mane balo išeit, bet tegu. Daugiau nieko nepagavau. Šitoj baloj kibimo nebuvo. Tai hibridukai tenai. Ešeriukas vienas tenai. Čia ešeriukas ir dvi kojytės. Viskas. Tai va, kažkaip tai taip. Viskas reikia vyniotis. Aš jau čia kelias valandas. Tampausi. Nuo vienos balos prie kitos žiūriu kur kas geriau. Kad jums kažkokio kontento nufilmuot. Ne, kontentas bus kitą dieną. O šį kartą šiaip pasėdėti, nuraminti tokį kirminiuką. Viskas. Eisiu rinktis daiktų ir važiuosiu namo. Tai jei patiko, spauskit laiką, bendrai prenumeruokit kanalą, aišku, ir viskas. Čiau pakau ir pasimatysim normalesnėje žūklėje. Iki bičiuliai.